Nekilnojamojo turto rinka lyg gyvas organizmas ir jei kai kurie gyvūnai užmiega visai žiemai, tai kalbos apie sustingusią rinką tikrai buvo ir tebėra perdėtos. Taip, tempas sulėtėjo, tačiau gyvenimas tikrai nesustojo. Startavęs su naujųjų Santariškių kvartalu projektu tikrai nesitikėjome, kad tiek teks iššūkių. Ir pandemija pateikė savo siurprizų ir žinoma, ir tie visi politiniai įvykiai pasaulyje. Jie vertė mus ir priimti netradicinius sprendimus ir spręsti tam tikrus klausimus, kuriem galbūt iš karto ir nebuvom pasiruošę. Tačiau manom, kad visus tos iššūkius suvaldėme ir jau šiuo metu pastebime didėjantį pirkėjų susidomėjimą vėl mūsų parduodamais butais. Na ir kiek teko pasikalbėti su pačiais pirkėjais, iš tiesų buvo tam tikras laikas, kada jie sustabdė savo naujų namų paiešką dėl pabrangusio finansavimo, dėl sugriežtėjusių kredito išdavimo sąlygų. Tačiau šiuo metu girdimos finansų rinkos ekspertų prognozės, kad Euriboras, nuo ko mes irgi labai šiai dienai priklausomi, jau pasiekė savo aukščiausią ribą ir nebeturėtų kilti, o kitais metais galbūt ir žemėti. Tai turbūt ir padrąsina mūsų pirkėjus prisimti finansinę atsakomybę įsigyjant naują būstą. Pirkimas nesustojo, kaip žmonėm, kai reikėjo būsto savo nuosavo, taip jo ir tebereikia. Kaip ne visi žmonės gali tą būstą įsigyti iš savo lėšų, taip ir dabar yra pasunkėjo tikrai taip gauti paskolas, tas yra natūralu šiandieniniai situacijai, ar ne, bet jeigu žiūrėti principaliai, bankai tai turėtų džiaugtis, nes klientai finansiškai ateina sveikesni, savo aukštesniam pajamom, nes jie gali daugiau įpirkti. Ir jie ir toliau perka, ar su paskola, ar be paskolos perka. Taip, tai yra šiek tiek pamažėję, bet tas yra natūralu, bet tai nėra taip drastiškai ir tikrai nėra 2008 metų atvejais ten ar 2009 metų. Žmonės toliau perka atsargiau, galbūt labiau pagalvoja prieš pirkdami, priimdami sprendimą, bet jie perka ir jie ir toliau gauna paskolas. Akivaizdu, kad finansavimas yra vienas iš skatinančių arba ribojančių veiksnių būsto įperkamumui, galimybei būstą įpirkti, vystytojų norui statyti ir galimybėm statyti būstą, tai yra labai svarbus veiksnys mūsų rinkoje. Tai iš tiesų lapkričio naujienos, tai yra Europos centrinio banko priimtas sprendimas pagaliau užšaldyti laikinam laikotarpiui turbūt palūkanų normas ir gruodžio vidury bus sekantis sprendimas, kuris matyt jau užduos tam tikrą perspektyvą, o ekonomistai ir ateities sandoriai rodo, kad mažėti palūkanos turėtų kitų metų pavasarį link vasaros. Tai matyt būtų dar daugiau gerų naujienų tiem, kurie nori įsigyti būstą ir tiem, kurie nori statyti būstą. Kadangi nuo 22 metų Liepos mėnesio mes turim tik augančias palūkanas ir jos labai tiesiogiai prisidėjo prie to, kad žmonės negalėjo arba nenorėjo įsigyti būsto, laukė geresnių sąlygų arba tiesiog nuėjo į savo banką, pasimti paskolos, gaudavo neigiamą atsakymą. Rinkos ekspertai pastebi, kad bet kokia gera žinia padidina susidomėjimą nekilnojamojo turtu. O augančios būsto paskolų palūkanos irgi turėjo ne tik neigiamą poveikį. Patys klientai gali jaustis saugesni, jeigu mano pajamos labai buvo ant ribos, aš norėjau turto galbūt ne pagal savo kišenę, kaupiau tą pradinį įnašą. Tai gal kaip tik dabar yra geras momentas truputėlį luktelti, susitvarkyti savo finansus ir tada jau pirkti būstą nebesiveržiant savo diržų. O tie klientai, kurie buvo jau iš anksčiau susitaupę, jie truputėlį išloš, jų maržos bus mažesnės, kuri fiksuojasi visam kredito laikotarpiu. Euriboras kažkada pakris. Mes parduodame pakankamai tokį svarbų pirkinį jų gyvenime. Ir kai pastebi, ateina, tarkim, jaunos poros, dar būna dviese ir jau po kažkurio laiko tu matai, kaip jie vedasi vaikelį ar stumia vežimėlį, supranti, kad jiem iš tiesų čia gera gyventi ir jie čia nusiteikia kurti šeimą, nusiteikia, taip sakant, įleisti šaknis. Ir iš tiesų turime ir tokių gyventojų, kurie jau ateina ir jie teiraujasi, ar galėtų pas mus įsigyti didesnės kvadratūros butą, nes tiesiog jau nebeįsitenka savo dabartinėme bute. Dėl to turim tokių šeimų, kurios jau rezervuojasi butus didesnės kvadratūros butuose ir laukia, kada mes startuosime su jų pardavimais.
Statistika rodo, kad ir naujos statybos butų ir antrinėje rinkoje mūsų šalyje daugiau nei pusė sandorių reikalingos paskolos. Tačiau įvertinus savo galimybės metų sandoroje svajoti apie naujus namus tikrai galima. Juk ne veltui sakoma, kad svajonės pildosi.